Labas vakaras. Ir taip mūsų pirmoji laida, pirmas mūsų svečias ir pirmas klausimas. Svečią gal nereikėtų ir pristatyti, visi mes puikiai pažįstam, Rimantas Sinkevičius, Lietuvos Respublikos Seimo narys. Ir taip pirmas klausimas mūsų būtų. Jūs gimėt Anykščių rajone, kaime, yra jūsų tėvai, jūs turit brolį, kokią pasirinko jisai profesiją, papasakokit apie savo šeimą. Žinot, aš esu kaip ir pokario vaikas. Mano tėvai susituokė 45-aisiais, o po 7 metų gimiau aš pirmagimis. Susiklostė taip situacija, kad mano mama, mirus ir žuvus jos tėvams, paveldėjo 16 hektarų ūkį. O tuo metu tėtis mano, gerokai jaunesnis už mano mamą, tarnavo pas mamos tėvus už berną. Na ir kada įliko viena mama, o žinot, pokario laikai nebuvo patys smagiausi, buvo visko, ir vieni ateidavo, ir kiti ateidavo, ir vieniems reikėdavo kažko, ir kitiems reikėdavo. Nebuvo saugus ir saldus gyvenimas, todėl mama, nusižiūrėjusi buvo į savo šeimos tarną ir nežiūrint amžiaus skirtumo, jie sukūrė šeimą. Na, o kadangi iš tikro laikai nebuvo ramus, tai su šeimos gausinimu neskubėjo. Už tai 7 metus išlaukė, o po to 52 gimiau aš. Na, gal ta vieta, kur gimiau, vadinasi tokiu gražiu pavadinimu Jūsiškių kaimas. Tiesą sakant, iš to kaimo yra gimę 2 politikai. Tai Aloyzas Sakalas gimęs, tik jis vienam kaimo gale, o aš gimiau kitam kaimo gale. Bet liktai ir gražus pavadinimas nuo žodžio jūsų, sakyčiau, Jūsiškis. Taip. Bet antiek atkampus ir užkampus vieta, kad tai buvo 3 rajonų sankirta - Ukmergės, Panevėžio ir Anykščių. Ir svarbiausia, kad nebuvo nei gerų kelių, nei kokios tai infrastruktūros, nei mokyklos toli, visa kita. Tai va tokia mano buvo, kaip ir sakyt, atsiradimo pradžia. Jūs turit brolį. Brolis kokią pasirinko profesiją? Brolis baigė Ukmergės žemės ūkio mechanizacijos technikumą, taip tuo laiku vadinosi, jis yra technikas mechanikas, šiuo metu dabar kolegija skaitosi, dirbo kolūkyje, šiuo metu gyvena ir dirba Panevėžyje, taip pat sukūrė šeimą, dirba mechaniku. 70 metais jūs baigėt Kavarsko vidurinę mokyklą ir iš karto stojot į Kauno Politechnikos instituto į chemiko inžinieriaus specialybę. Kodėl jūs pasirinkot tokią specialybę? Ar jums patarė, ar tėvai, ar draugai, ar jūs pats pasirinkot savo tokią specialybę? Šitą specialybę pasirinkau aš. Mano tėvai norėjo mane matyti gydytojų, chirurgų. Bet Kavarske buvo labai geras, jaunas, ką tik pedagoginį institutą baigęs chemijos mokytojas. Ir jis taip mokėjo bendrauti, netgi į šokių vakarus kartu su vyresnių klasių mokiniais eidavo. Ir mane kažkaip tai paskyrė laboratorijos kaip ir vedėjų, laborantų, pagalbininkų. Ir man patiko ta chemija, kadangi visumoj sprogsta, keičia spalvą, tokių visokių nematytų stebuklų jį darydavo. O labiausiai, ką įsimylėjau, tai chemijos uždavinių sprendimą. Ir greitai pasidarė taip, kad aš kai kuriuos kontrolinius darbus, būdamas 9-okas, tikrindavau 11-okų. Leisdavo man tas pats mokytojas tą daryti. Ir taip kažkaip tai aš nusprendžiau, kad arba būsiu agronomu, arba būsiu, kadangi ir tas šiek tiek ryšasi su chemija, arba būsiu tikrai chemikas. Na tai va taip ir gavosi. Aišku, tai jūs jau pats nusprendėt iš anksto ir žinojot savo tikslą ir to tikslo ėjot. Nesiblaškiau visiškai, dalyvavau prieš tai olimpiadose ir taip toliau. Chemiją mokėjau pakankamai gerai, tai buvo ir mano hobis, ir kartu, reiškia, mano ateities vizija sutapo. Baigęs aukštąją mokyklą, jūs buvot pakviestas į komjaunimo komitetą dirbti. Ar tai buvo galbūt tuo metu partija Palėpė ir panašiai, ir sėkmingai užėmėt ten instruktoriaus, ten skyriaus vedėjo darbą. Tačiau paskui išsiaiškinus, kad jūs turėjot giminaičių rezistentų, jūs paprašė pasitraukti iš tų pareigų. Pašalino ir išsiuntė į kariuomenę, kaip aš suprantu. Na, jūs iš esmės viską teisingai pasakėt.
Mano tėvai nebuvo didelis simpatikai, tarybų valdžios, taip pasakykime. Taip. Ir man nepatarė stoti nei į komjaunimą, nei į kokias nors kitas politinės organizacijas. Bet nereikia užmiršti, 70-ieji metai, norint įstoti į aukštąją mokyklą, komjaunimo ženkliukas ir biletas buvo iš esmės, vos nebūtinas, nes ne komjaunuolių į aukštąjį mokslą siekiančių buvo labai jau nedaug. Taigi aš 11 klasėje, paskutiniai klasėje įstojau į komjaunimą. O institutė susiklostė taip, kad kai tik tai buvau įtrauktas po pirmųjų studijų metų, jos man sekėsi gerai, buvau įtrauktas į visuomeninę veiklą. Ir aš kažkaip tai labai kybausi į tą visuomeninę veiklą, kadangi joje mažai buvau iki tol dalyvavęs. Ir buvau pastebėtas, išrinktas fakulteto komjaunimo sekretorium. Vėliau pasiūlytas, darbas, etatinis darbas Kauno miesto Lenino rajono komjaunimo komitete. Ir tuo metu specifika dar yra tokia, kad, pavyzdžiui, man įstojant į aukštąją mokyklą reikėjo, kad kolūkio valdyba mane išleistų. Dabar tai nieko nereikia, tiesiog nori, važiuoji, įstoji, studijuoji. Taip. Tada kolūkio pirmininkas valdyboje klausimą apsvarstęs išleido jauną žmogą mokytis. Jūs privalėjot grįžti atgal. Kadangi, išleido ne į žemės ūkio profesiją, tai man liktai grįžimo ir nereikėjo. Dėl to, jeigu būčiau ėjęs studijuoti agronomiją arba surištas su žemės ūkių specialybė, būtų reikėję grįžti į tą ūkį, iš kurio išėjau. Tai taip susiklostė, tai baigus man institutą buvo pasiūlyta pasilikti aspirantūroje, tai yra tęsti mokslinę veiklą, aš diplominį darbą parašiau iš mokslinės veiklos, ne kokią nors projektavau gamyklą ar ką nors, o tiesiog domėjausi ir tas rytim. Bet turėjau atidirbti 2 metus gamyboje. Ir pasirodė man, kad geriausias variantas būtų pasilikti kuriam nors iš didesniųjų miestų, kad galėčiau lankyti kandidatinio minimumų egzaminus ir paskui grįžti mokytis studijuoti aspirantūroje, apsiginti daktaro disertaciją ar kandidato disertaciją ir panašiai. Bet žinia, tie faktai apie mano dėdžių ir tetos rezistencinę praeitį, darant man karjerą komjaunime, jie buvo, atkasti, rasti archyvuose. Ir nesvarbu, kad jie žuvo iki man gimstant, jau aš tapau kaip ir nepageidautinas asmuo, tęsiant politinę karjerą arba jaunimo auklėjime, jeigu būčiau tapęs dėstytoju. Po to jūs tarnavot kariuomeniai. Tai buvo privaloma kariuomenė. Jūs buvot karininkų, kadangi baigėt aukštą ir jums priklausėte tarnauti 2 metus. Ne, man neprivaloma buvo tarnauti ir aš iš kurso turbūt vienintelis, kuris iš mano kurso draugų, kuriam teko atitarnauti. Nes karininkus paprastai nekviesdavo tarnauti. Mes jau turėjom karininko laipsnius, buvom leitenantais ir tik retai kurį pašaukdavo į tarnystę. Šiuo atveju, kadangi nebuvo manęs kur dėti, reikėjo pašaukti. Aišku. O kur jūs tarnavote ir kokiuose daliniuose? Aš tarnavau, kadangi buvau politikas, šiaip ar taip, buvau komjaunimo veikėjas, įstojau į partiją studijų metais. Aš buvau perkvalifikuotas iš chemijos srities rūšies, karininkų, į politinę sudėtį. Ir tarnavau Maskvoje. Kuopos politinio vado pavaduotojų pradžiai. Grįžot iš kariuomenės ir iš karto pats nuvažiavot į Achemą, į Jonavą. Ne visai taip. Grįžau iš kariuomenės, grįžau į savo buvusią darbovietę ir paklausiau, štai grįžau pagal tuo metu įstatymus, man darbo vieta privalėjo būti saugota. Bet komjaunimo komitete ir partijos rajono komitete buvo paaiškinta, kad aš neieškočiau ko nepametęs ir bandyčiau susirasti darbą paprastesnį, kuris atitiktų mano giminės praeitį ir nemaišytų mano, karjerai. Todėl kiek tai padvėjojęs,
Nusprendžiau, kad reikia, nelabai kur turėjau ir didelių pasirinkimų, reikia važiuoti į tą ir dirbti pagal tą specialybę, kurią mokiausi. Jūs čia susipažinot su savo būsimą žmoną, ar jau buvot vedęs? Ne, aš čia susipažinau su savo žmona. Čia Jonavoj. Taip, Jonavoj. O dabar po nepriklausomybės, kada jūs užsiėmėt aktyviai politinę veiklą? Pirmą kartą aš jūs pamačiau 95 metais turbūt. Aš pradžiai dariau, taip sakyti, inžinieriaus karjerą. Ir labai greitai kylau palyginus, kadangi, mane skatino tam tikros ambicijos. Mano kurso draugai, kol aš dirbau komjaunime, kol aš tarnavau armijoje, gerokai pažengė karjeros laiptais. Taip. O aš grupėje buvau geriausias studentas. Ir rinkausi, reiškia, paskirimo vietą pats pirmasis. Tai žaidė mano šiek tiek ambiciją, kad aš ateinu pačių mažiausių eilinių inžinierių, kai mano jau draugai, skyriaus viršininkai ir panašiai. Todėl aš labai stengiausi, mokiausi. Ir po 3 metų aš patapau netgi cecho viršininku, didžiausio Jonavoj, nitrofoskos cecho viršininku. O į politinę karjerą tiesiog aš jos, nebuvau metęs, o visą laiką kiek tai dalyvaudavau, gal ne taip ryškiai, bet dažnai dalyvaudavau ir tuo metu plenumuose, partinio ūkinio aktyvo pasitarimuose, daugiau kaip ūkinis, sakykime, vadovas, ne mažiau kaip politikas.